Kodėl 95% žmonių per porą metų atgauna visą svorį, kurį numetė? Pagrindinė problema yra, kad žmonės prisiema praktiškai jiems neveikiantį gyvenimo būdą. Jie užsibrėžia savo per didelį kalorijų deficitą, valgo neskanų sausą maistą ir sportuoja taip, lyg bandytų išlaikyti kažkokį tai karinių pajėgų testą. Gyvenimo būdas, kurį pasirinki pradėdamas mesti svorį, turėtų būti panašus į tokį, kokį galėtum išlaikyti visą gyvenimą. Iš karto noriu pasakyti, kad nesu treneris ar mitybos ekspertas, pilnai kliausiuosi savo asmeninę patirtimi bei internete, knygose ar moksliniuose straipsniuose platinamą informaciją ir pilną dėmesį skirsiu praktiniams, realistiškiams įpročiams, kuriuos rekomenduočiau pritaikyti, norint efektyviai numesti svorio ir jo nebeatgauti. Norint numesti svorį, svarbiausia yra du dalykai - tai mityba ir judėjimas. Papildai irgi gali kažkiek padėti, bet daugelis jų, tiesą sakant, nėra labai efektyvūs ir turi šalutinių poveikių. Turiu paminėti, kad prieš pradėdamas šį gyvenimo būdo pakeitimą, tu turi to norėti ir būti pasiryžęs iš tikro bandyti. Kodėl tai sakau, tai geriausias pavyzdys yra mano tėtis. Jis disciplinuotas, daug labiau už mane, sunkiai dirbantis, bet vis tiek niekaip negali numesti svorio. Kad ir ką bedaryčiau, negaliu pakeisti jo požiūrio, bandydamas jį kalbėti, kiek svarbus yra kalorijų skaičiavimas. Jis sako, kad čia žaidimas ir kai pamato, kad aš, pavyzdžiui, sveriu maistą, tai sako, kad aš švaistau savo laiką ir užsiiminėju nesąmonę. Bet esmė yra tokia, kad jei neįdėsi pastangų, ypač tokių esminių kaip kalorijų skaičiavimas, kas šiomis dienomis tikrai labai paprasta, tai didelė tikimybė, kad rezultatų nepasieks. Greitas komentaras, tai mano tėtis iš tikrųjų pasiryžo numesti svorio, dabar viską daro, skaičiuoja kalorijas, matuoja maistą, kada jam išeina ir jam puikiai sekasi, jau praėjo 2 savaitės ir jis numetė jau daugiau nei 1,5 kilogramo, tai žiūrėsim kaip seksis, gal pavyks video padaryti, jeigu pavyks svorio jam numesti ir laikytis toliau visko, tai žiūrėsim. Šiaip greičiausiai ne vieną kartą persivalgysi, nenueisi į sporto salę ir taip toliau, bet tai tikrai nėra priežastis pasiduoti. Viena bloga diena neatsveria geros savaitės. Tai jeigu jau esate pasiryžę įdėti pastangas, judame prie pačio svarbiausio segmento, kuris aišku yra mityba. Norintiems sulieknėti žmonėms svarbiausias makroelementų rodiklis yra kalorijos. Kalorijos tiesiogiai nusako, kokią energinę vertę suvalgote. Jei per dieną suvalgysit mažiau nei jūsų palaikymo kalorijų kiekis, jūsų svoris kris, o jei daugiau, tai jūsų kūnas užsilikusią energiją pavers į riebalus ir jie užsiliks jūsų kūne. Suvalgysit tiksliai tiek, koks yra jūsų palaikymo kalorijų kiekis ir išlaikysite tokį svorį, kokį esate dabar. Norint numesti svorio, jūsų tikslas aišku yra valgyti mažiau šio kiekio. Kaip jį sužinoti, tai labai paprasta. Visų pirma, reikia nueiti į bet kokią internetinę kalorijų skaičiuoklę. Pavyzdžiui, calculator.net. Suvedate savo duomenis, amžių, lytį, fizinį aktyvumą ir gaunate visą jums reikiamą informaciją apie jūsų palaikymo kalorijų kiekį. Jei tik pradedat savo svorio metimo kelionę, iš pat pradžių neprisimkit didelio kalorijų deficito. Siūlau pabandyti valgyti 300 kalorijų mažiau nei jūsų palaikymo kiekis pirmas 2 savaitės. Kadangi šis periodas pradedant mesti svorį pats sunkiausias, organizmas būna nepratęs prie mažesnio maisto kiekio, tai dažnai būsit alkani. Per tas 2 savaitės organizmas po truputį prisitaikys, susitrauks jūsų skrandis, kūnas išskirs mažiau alkį skatinančių hormonų ir po šių 2 savaičių, kai organizmas bus prisitaikęs prie naujų mitybos įpročių, siūlau padidinti kalorijų deficitą per dar 2-300. Per laiką jūsų svoriui krintant, turėsit vėl iš naujo persiskaičiuoti savo palaikymo kalorijų kiekį, kadangi mažesnė kūno masė sudegina mažiau kalorijų. Kalorijas skaičiuoti iš tikrųjų labai paprasta, kad būtų dar 10 kartų lengviau, labai rekomenduoju nusipirkti maisto svarstyklės, jos kainuoja apie 15 eurų ir yra labai paprastai naudojamos. Kiekvieną kartą prieš valgant pasidėkit ant svarstyklių lėkštę, įjunkit svarstyklės, tada dėkit po vieną savo patiekalo dalį, sakykim šamą, pameskit šamą ant žemės, tada užsirašykit svorį, tada dėkit, sakykim, bulvytės, aišku geriau būtų virtos bulvės, bet kartais galima. Užsirašykit svorį vėl, tada pomidorą irgi pasižymėkit, bet svorio galit nerašyti, nes daržovės nekaloringos. Jei valgot kažkokį supakuotą maisto produktą, visada galit pasižiūrėti į jo maistingumo etiketę. Pasveriat, kiek įsidėjo to produkto ir iš karto atitinkamai galit pasižymėti jo kalorijų ir baltymų kiekį. Kai viską užsirašėt, visus produktus suveskite į ChatGPT.
galit parašyk makroelementus, pavyzdžiui, 300 gramų keptų vištienos sparnelių, 200 gramų virtų baltųjų ryžių ir vieno agurko. Jei nežino tikslių produktų, nes, pavyzdžiui, valgėt restorane, tai galite tiesiog įvesti patiekalo pavadinimą, bus šiokia tokia paklaida, bet vis tiek gausit kažkokį rezultatą. Pavyzdžiui, didelis vištienos burgeris su bulvytėmis. Gavę rezultatus, galite viską sudėti ir žiūrėti, ar šiandien dar turit kažką suvalgyti. Jei visą tai skamba painokai ir norit, kad atsiųsčiau nemokamą PDF su aiškiomis žingsnis po žingsnio instrukcijomis, kaip sverti maistą, skaičiuoti kalorijas ir panašiai, tai parašykit man žodį startas į Instagramą, Messengerį arba L-paštą, nuorodą paliksiu aprašyme. Turbūt geriausias praktinis patarimas, kurį galiu duoti, tai yra uždelsti pirmą patiekalą dienoje kuo ilgiau. Tuzinai tyrimų rodo, kad žmonės yra daug labiau linkę persivalgyti arba nesilaikyti savo dietos būtent vakare. Žmonės dažnai būna atlikę darbus, atsipalaiduoja, neturi ką veikti ir susigundo suvalgyti kažką skanaus. Pasistengkit, kai atsikeliat, kuo ilgiau nieko nevalgyti, o jei esat pripratę valgyti sočius pusryčius, tai galite užkasti truputį kažkokio užpildančio, bet nekaloringo maisto. Pavyzdžiui, ryžių trapučių, vaisių, daržovių, kiaušinių ar varškės ir tada stenkitės užsiimti reikiamais darbais ir kuo ilgiau negalvoti apie maistą. Jei turit laisvadienį, tai vienas geriausių būdų nukreipti mintis nuo maisto yra užsiimti kažką aktyvaus ir tuo pačiu deginsit kalorijas. Tada antrą dienos dalį galite pasilikti suvalgyti kažką sočiau ir vakare net pasmaguriauti kokiais nekaloringais skanėstais. Ir taip, net metant svorį galite valgyti skaniai, tiesiog reikia žinoti, kokius produktus naudoti. Dažnai žmonės prisiema labai griežtas dietas, neleidžia savo valgyti nieko skanaus, nesideda prieskonių, padažų prie savo maisto ir kai negali ištverti, tiesiog viską meta. Esminis dalykas, norint suvalgyti mažai kalorijų ir likti sočiam, yra kaloriškai netankus maistas. Pavyzdžiui, paimkime vidutinį McDonald's bulvyčių pakelį. Jis turi 337 kalorijas. Suvalgę pakelį bulvyčių sotus tikriausiai liktume neilgam. Pridėtinis cukrus priverstų mūsų cukraus kiekį kraujyje staigiai pakilti, o dėl mūsų organizmo reakcijos vėl staigiai nukristi, vėl sukeliant alkio jausmą. Jos taip pat nemaistingos ir turi mažai skaidulų. Kas dar turi 337 kalorijas? Obuolys. Ir dar vienas. Ir dar vienas. Ir dar trečdalis obuolio. Nesakau, kad reikia valgyti vien obuolius, yra daug nekaloringo ir skanaus maisto. Internete galite atrasti šimtus receptų skaniems užkandžiams pasigaminti iš nekaloringų, sveikų, daug baltymų turinčių produktų, tik reikia paieškoti. Arba galite naudoti ChatGPT, bet jo receptai ne visada skanūs. Jei turit mažai laiko, galite ruoštis valgius į priekį, internete taip pat galite atrasti įvairių būdų tai daryti. Stenkitės kuo rečiau valgyti greito maisto restoranuose bei pirkti stipriai apdorotą maistą, kaip šaldytos bulvytės, šaldyta pica, koldūnai kepimui ir panašiai. Tokiame maiste dažnai naudojami pigūs aliejai, apdoroti angliavandeniai, įvairūs konservantai, transriebalai ir taip toliau. Kai gaminate maistą, stenkitės naudoti kuo mažiau aliejaus, nes jis labai kaloringas, tai galite jį purkšti ir kepti maisto oro gruzdintuvėje arba orkaitėje. Dažnai įvairių patiekalų ta sveikoji versija nebus tokia pat skani kaip originali, bet manau, jei ta sveikoji versija atitinka 70% skonio ir turi tik 50% kalorijų, tai vis tiek yra pranašuma. Greitas patarimas, jei norisi kažko saldaus, tai Lidle pardavinėjamas šokoladinis pudingas yra kažkas neįtikėtino, 20 gramų baltymų už 150 kalorijų, tai čia ne reklama, bet išbandykit. Kad mesdami svorio neprarastumėte arba kuo labiau sumažintumėte raumenų masės praradimą, tai valgykit kuo daugiau baltymų. Tai rekomenduoju daryti visiems, kadangi didžioji dauguma žmonių tiesiog jų valgo per mažai. Jie taip pat mažina alkį, nes yra ilgai virškinami ir sumažina alkio hormonų išsiskyrimą. Kiek rekomenduojama baltymų suvalgyti per dieną, tai galite pamatyti anksčiau minėtoje kalorijų skaičiuoklėje. Geras būdas išsiaiškinti, ar produktas yra maistingas baltymų atžvilgiu, yra paimti jo baltymų kiekį 100 gramų ir padauginti iš 10. Ir jeigu tas kiekis yra didesnis nei kalorijų kiekis 100 gramų, tai produktas turi daug baltymų. Jei šiek tiek viršijate dienos limitą, tai neišsigąskit. Kitą dieną bandykit suvalgyti šiek tiek mažiau arba pridėkit į savo rutiną kardio treniruotę. Kalbant apie jas, galim judėti į kitą skyrių, kuris yra būtent kardio. Kardio yra bet kokia fizinė veikla, kuri padidina širdies ritmą. Jos pliusai tikrai nesibaigia tuo, kad deginat kalorijas. Tai yra viena pagrindinių ilgo gyvenimo ir geros psichinės bei fizinės sveikatos formulių. Į tokią kategoriją įeina veiklos kaip bėgimas, plaukimas, važiavimas dviračiu, ėjimas laiptais ir taip toliau. Kad pastebėtume kardio vertę, galim palyginti su ramioje būsenoje esančio žmogaus MET. Išvertus iš anglų kalbos, tai yra lyg kalorijų deginimo greitis. Kai žmogus nieko neveikia, pavyzdžiui, guli lovoje
reiškia, jo met yra lygus 1, o kai paprasto sudėjimo žmogus bėga ramiu žingsniu, jo met gali išaugti net iki 7-8. Tai reiškia, kad bėgantis žmogus per valandą sudegina tiek pat kalorijų, kiek gulintis žmogus per 8. Kardio sumažina alkį, greitina jūsų lieknėjimo procesą, gerina širdies sveikatą, nuotaiką, bei leidžia sudeginti papildomas kalorijas, jei netyčia persivalgėte per dieną. Geriausias kardio, kokį jums reikėtų pasirinkti, yra toks, kokį jums lengviausia atlikti. Gal mėgstat žaisti tinklinį, krepšinį, mėgstat plaukioti, gal užsiimdavot kokiu nors sportu praeityje, pavyzdžiui, tenisu, padeliu ir norėtumėt vėl pabandyti. Gal mėgstat tiesiog pasivažinėti su dviračiu ar išeiti kažkur ilgiau pasivaikščioti. Darykit bet kokią kardio formą, kuri jums teikia malonumą arba blogiausiu atveju atneša mažiausiai kančios. Jei nieko nesugalvojat, rekomenduoju išbandyti Stairmaster treniruoklį sporto salėje. Ant jo lipate laiptais, greitai deginat kalorijas, lipti nėra sunku. Galit nusistatyti bet kokį greitį ir įsijungti kažką žiūrėti priešais, kad greičiau praeitų laikas. Mokslininkai bendrai sveikatai palaikyti rekomenduoja 2,5 valandos lengvo kardio per savaitę ir pradedančiam mesti svorį žmogui tiek tikrai pakanka. Tai dabar bendrai, mesdami svorį negalim pasirinkti, kurioje kūno vietoje tiksliai deginam riebalus. Negalim, pavyzdžiui, darydami presą, deginti riebalus tik pilvo zonai arba darydami pratimą ant rankų jas ryškinti. Taip, aukščius raumenis, bet riebalai kūne kinta nepriklausomai nuo vietos, kurią treniruojat, o visame kūne daugmaž vienodai. Kiekvieno žmogaus kūnas skirtingas, kai kurie daugiau riebalų laikomi ant pilvo, kai kurie ant rankų, kojų ar nugaros, tai nulemia genetika, bet juos visame kūne galime sudeginti, tiesiog negalim pasirinkti, kur tiksliai. Nesisverkit kasdien, ypač jei tai veikia jūsų nuotaiką. Jūsų kūno svoris per kelis kilogramus gali kisti kelis kartus per dieną nuo daug įvairių faktorių. Siūlyčiau svertis kas savaitę iš pat ryto, bet jei ir po savaitės matote nepakitus rezultatą ar net didesnį svorį, tai nenusiminkit. Jūsų svorio kritimo grafikas greičiausiai atrodys ne kaip taisyklinga tiesė, o kaip banguota kreivė palaipsniui krintanti žemyn. Tai tikiuosi padėjau jūsų svorio metimo kelionėje praktiniais patarimais ir realistiškų požiūrių. Šiam kartui tiek ir iki.